kelt tiesiog vertikaliai. Ką veikia įmonė, kuri turi savo Dakaro komandą ir per 30 mečius išaugo iki 100 milijonų eurų apyvartos? Arius visų pirma yra inovatoriai. Lietuvoje pirmieji rinkai pasiūlė trumpųjų nuotolių laivybos liniją. Arius taip pat sukūrė šaudiklinio konteinerinio traukinio koncepciją. Ne veltui Arius biure eksponuojami tokie apdovanojimai kaip metų eksportuotojų įvertinimas, Lietuvos metų gaminio aukso medalis, na ir žinoma, metų ekspeditoriaus titulas. Mūsų pagrindinis komandos partneris rūpinasi beveik 400 darbuotojų. Viso 13 grupės įmonių ir biurais 5 valstybėse. Vien Arijaus krovinių ekspedijavimas pernai išaugo daugiau nei 20%. Kai kurie jų iškeliavo į tokias egzotiškas lokacijas kaip Naujoji Zelandija, Peru, Islandija. Šiandien Arijus klientams krovinius gabena nuo durų iki durų, bet kurioje pasaulio vietoje. Sandėlyje, jeigu reikia, išpakuos, suskaičiuos ir išsiųs pirkėjus. Tūkstančiai krovinių keliauja konteineriais jūra, oru, geležinkeliais, vilkikais, kai kurie jų nestandartinių gabaritų. Jei reikės, Arijaus specialistai jums padės sutvarkyti ir muitinės dokumentus. Kaip Arijus sako, o Dakaro ekipažas pritarė, mes kelią randame arba jį sukuriame. Pala, ramiai. Tuoj, biški turi kažkoks gūsis užėjęs čia. Nupūs mane.